Taip, tai čia turime tokią situaciją. Turime dvi stiklinės, abiejose yra karštas vanduo, visiškai vienodas. Skirtumas tik tai tame, kad ant vienos stiklinės mes uždedame kažkokį tai šlapią popierių. Gal ne pats geriausias piešinys, bet sakykim. Ir klausimas mūsų, tai kodėl tada šitoje stiklinėje, kur jie apvyniota šlapiu popieriumi, vanduo atvėsta greičiau. Turime kelis variantus ir juos dabar ir aptarsime. Tai dėl šiluminio plėtimosi greičiau gali atvėsti dujos, kai jos plečiasi ir dėl to atlieka darbą, tačiau taip nėra su vandeniu, juolab sudrėkintu popieriumi. Šiluminė spinduliuotė vyksta visose kūnuose. Tai čia tokios pačios sąlygos tiek šitai stikliniai. Tas sudrėkintas popierius nelabai kuo padeda prie spinduliuotės. Konvekcija vyksta skysčiuose ir dujose. Kai karštas skystis arba dujos dėl gravitacijos kyla aukštyn, o šaltas leidžiasi žemyn. Tai šiuo atveju konvekcija vyksta tiek vienoje stiklinėje, tiek kitoje. O svarbu, šitame sudrėkintame popieryje konvekcija nevyksta. Todėl, kad per sudrėkintą popierių taip vanduo laisvai vaikščioti negali, kaip vandens stiklinėje. Galiausiai mums lieka vandens garavimas. Tai ir yra teisingas atsakymas. Dabar kodėl? Todėl, kad vandenį išgaruoti reikalingas labai didelis šilumos kiekis. Kadangi nuo šito popieriaus vanduo garuoja daug greičiau, nes turi daug didesnį paviršiaus plotą, tai iš kur jis gauna tą šilumos kiekį? Žinoma, iš to karšto vandens. Dabar, kodėl vandenį išgaruoti reikalingas toks didelis šilumos kiekis? Todėl, kad vandenį virstant iš skysčio į garus, vandens molekulės labai stipriai atitolsta viena nuo kitos. O joms taip stipriai atitolti reikia labai daug energijos sunaudoti. Todėl teisingas atsakymas dėl vandens garavimo.